Įdomios, sunkios rungtynės, daug laiko sužaista, vieną taškelį iškovojot, galiausiai koks komentaras? Nu jo, sunkios rungtynės, žinojom, kad jos bus sunkios, nes žaidėm sekmanį, aišku, ir Kauno Žalgiris žaidė. Bet žinojom, pas ką atvažiuojam, be 5 minučių čempionai. Taip kad pirmas kėlinys tikrai nebuvo lengvas, bet komanda tvarkingai apsigynėm. Tokių išėjimų irgi per daug neturėjom, negalėjom užsikabinti už kamuolio. Žalgiris gerai presingavo, taip kad tikrai nebuvo lengva. Pirmas įvartis, šiais metais vėl kuriozinis, nes teisėjas sumaišė pas mus uždėjo kamuolys, bet sunku man pasakyti, ar turi teisėjas stabdyti, neturi, tuo metu žaidimo, bet pataikė gerą smūgį, 1-0. Pradėjom, tada turėjom keisti truputį žaidimą, išleidom šviežių žaidėjų, kur tikrai keitimai pasiteisino. Išlyginom rezultatą ir vėl diskutuotina, labai diskutuotina situacija, mano manymu. Turėjo būti skirtas 11 metrų baudinys, bet vėl teisėjas, vėl varas yra, teisėjas nekviečiamas. Kelbi su žaidėju, kad kabina grynai už kojos, ką aš mačiau irgi, mano nuomonė irgi, arba skirtingai traktuojam, arba nesuprantu. Jau pradėjau nesuprasti tada taisyklių futbolo, nors futbole 45 metai, taip kad tiek 1-1. Antras kėlinys buvo žymiai geresnis, manau, gale pritrūkom laiko. Po rungtynių su Banga sakėt, charakteris lėmė pergalę, šiandien vėlgi turbūt visą sezoną jau atspindys yra komandos charakteris. Nu jo, norint kažką pasiekti, tai turi būti tas sportinis pyktis ir noras laimėti bent kokioje situacijoje, beviltiškų situacijų futbole nebūna, taip kad reikia kovoti iki galo ir tas kol kas viskas gerai. Aišku, ir šios rungtynės labai svarbios, bet ir dabar artimiausias su Vilniaus Žalgirio turnyro lentelės prasme gal netgi dar svarbesnės. Kiek svarbu, kad ir Sanoka jau žaidė, netgi įvartį pelnė, ir Uzočiukų grįžo po trumpos pertraukėlės, kai negalėjo žaisti Gargžduose, ir Tangiri grįžo. Tai kiek smagu, kad visa ši trijulė šiandien jau žaidė. Nu tai aišku smagu, kai turi daugiau žaidėjų ir ta prasme ir keitimai galimi, kurie pakeičia galbūt ir žaidimą, ir įneša šviežumo, taip kad viskas gerai, bet dabar keletą žaidėjų bus dėl kortelių praleisim. Svarbios kiekvienos rungtynės, ne tik su Vilniaus Žalgiriu, bet likę dar 7 rungtynės ir jos visos svarbios. Tai taip, kad nei pralošimas, nei pergalė prieš Žalgirį dar nieko nenuspręs. Po pirmų rungtynių čia prieš Kauno Žalgirį sakėte, į lentelę nesidairot, viščiukus skaičiuosim rudenį. Ruduo atkeliavo, ar jau dabar į tą lentelę kažkiek žvilgtelėt? Ne, tikrai geras klausimas, tikrai nežiūriu nei Vaidos Slavicko asistentos, kad nežinau tikrai kokios. Žinau, kad 3. vietoje, bet taškų skirtumas, tai nežinau. Ačiū. Treneriai, vėlgi sunkios rungtynės, bet šį sezoną su Sūduva kitaip nėra. Turi jie kažkokį raktą, kad yra nenugalimi jūsų komandai. Kokios galbūt mintis ir komentarai sukasi iškart po rungtynių? Tai matote, jeigu pozityvų ieškant, tai bent jau įvartį įmušėm, ko nepavyko padaryti per pirmas 3 rungtynės. Tai matome, Sūduva turi antrą geriausią gynybą A lygoje. Ir tai rodo kiekvienose rungtynėse, tai tikrai neblogai vidutiniam žemom blokė gynasi ir, kaip matėt, labai sunku buvo rasti kelių prie jų vartų, tai tie skaičiai visą tai ir atspindi. Tai, žinot, įmušėm įvartį, viskas buvo ir neblogai. Tuomet raudono kortelė pakeitė rungtynės ir viskas tuo pasakyti. Pirmas kėlinys ilgą laiką buvo maždaug jūsų kamuolio kontrolė apie 75-25, bet aišku minėjot gerą Sūduvos gynybą, bet jeigu nežiūrint į Sūduvos gynybą, ko galbūt jūsų auklėtiniams pritrūko, kad būtų ir tų smūgių, nes kamuolio kontrolė buvo, smūgių buvo, bet į vartų plotą nelabai buvo situacijų.
Tai matot, labai sunku rasti tuos kelius, kada visa komanda už kamuolio linijos, tai be abejo mes nebuvom pakankamai geri be kamuolio, trūko judėjimo be kamuolio, žaidimo kažkiek į erdves, tai žaidėm per lėtai vaikščiojo kamuolys ir žaidėm į kojas, todėl varžovom palengvinom gintis, tai bet kaip ir minėjau, įvartis įkrito, tada varžovas atsivėrė. Turėjom visus šansus įmušti ir antrą, jeigu ne raudona kortelė, kuri visiškai bereikalinga aikštės krašte ant linijos, kur varžovas nekelia jokio pavojaus ir padaryti tokią grubią klaidą antro kėlinio viduryje, neatleisti. Šį sezoną Sūduvos taip ir kol kas dar nenugalėjot, žaisi dar kartą, bet visos rungtynės buvo skirtingos. Pradžioje sezono buvo, kuomet gal dar jūsų komanda netaip gerai žaidė, vėliau buvo po rungtynių pertraukos vienerios rungtynės, tada buvo tarp Sukerdžalo Arda savaitės eigoje rungtynės su Sūduva. Dabar atrodo jau viskas nusistovėjo, turėjo tą smogamąjį, galima sakyti, 11-uką, bet ir vėl nepavyko. Tai Sūduva gaunasi šį sezoną gal net neparankiausia jums komanda, taip sprendžiant. Tai žinot, Sūduva yra 3 vietoje, tai dar daug komandų, kuriom jį nepalanki, tai galima ir taip kalbėti, tai rezultatas kalba pats su save, jie yra 3, tai vadinasi nebereikalo į ten. Stipri komanda, balansuota gynyba, greitos kontratakos, viskas kaip ir priklauso. Apkartina gimtadienį. Tai žinoma, žinot, mes žaidžiam kiekvienas rungtynės dėl pergalės ir tai buvo šiandien, toks buvo tikslas, tai be abejo. Ačiū.